Sveiki visi. Sveikinuosi iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, iš savo kabineto. Mes pradedame antrą tinklalaidės epizodą apie tai, ties kuo dirbame su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos komanda ir bendrai su mūsų verslu, su žmonėmis, kurie tiki Lietuvos augimu. Šiandien mes pasikalbėsime apie investicijas. Kartu su manimi čia mūsų improvizuotoje studijoje yra Vladas Lašas, Angelas investuotojas, taip pat Verslo angelų tinklo Lietuvoje valdybos pirmininkas, Elijus Čvilis, misteris tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, o jeigu rimtai, tai žmogus, kuris vadovauja mūsų agentūrai Investuok Lietuvoje. Ir taip pat, kaip ir pirmame epizode, prie manęs prisijungia kolega iš Eimino, viceministras Karolis Žemaitis. Tai sveiki visi. Aš galvoju, pradėkim gal nuo paskutinės aktualijos. Profesoriaus Bumelio investicijos atidarimas, tiksliau dar neatidarimas, bet kapsulės įkasimo statybų pradžia BioCity biotechnologijų miestelio statybų pradžia Vilniuje, Lietuvoje. Sakoma, viena didžiausių tikriausiai vietų regione, kur bus vystomos biotechnologijos. Atrodo, ekonomika globaliai lėtėja, bet investicijos nestoja ir netgi lietuviškas verslas tą daro. Ką tai rodo, jūsų nuomonė? Kas norėtumėt pradėti? Na, kadangi žodis yra investicijos, tai aš pasisiūlysiu pradėti ir aš tai labai vertinu pozityviai keliais kontekstais. Turbūt pirmas ir esminis kontekstas galiausiai materializuojasi Lietuvos kryptis ir ta vizija, kad mes norime būti gyvybės mokslų centru savo regione. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tokius esminius žingsnius žengdami lietuviški verslininkai iš esmės sutvirtina tą ambiciją, kad tai nėra vien tik tais kažkokių politikų šakėm ant vandens pieštos gražios svajonės, bet tai yra praktiškai komerciškai pagristos ir verslui aktualios investicijos. Ir man atrodo, tokie dideli ekosistemo žaidėjai, jie veikia kaip steroidai. Tai aš nenustebčiau, kad sekantis toks centras galėtų būti tiesioginių užsienio investicijų. Aišku, labai pasididžiavimą kelia tai, kad tai yra lietuviška įmonė ir kaip ir renginyje pažymėjau iš vis absoliučiai nerealu, kad milžiniška investicija, Lietuvos mastais jie turi ir Bostone. Gyvybės mokslų sostinėje pasaulyje. Kartais manęs klausia, sako, tai bet čia vadinasi Lietuvos verslai išeina iš Lietuvos, jeigu jie investuoja užsieniuose. Aš tai vertinu šiek tiek kitaip. Gal jūs turite irgi pasiūlymą, kaip tai vertinti. Turiu omeny lietuviškas kompanijas investuojančios užsienyje. Nežinau, Karoli, tu gal norėtum pavystyti šitą. Aš sakyčiau, mes po truputėlį einam link tos tendencijos, kurioje yra ir daugelis ypač išsivysčiusių vakarų valstybių, kuomet jų verslai pradeda atstovauti šalį, o ne atvirkščiai. Nes šiuo metu mes vis dar esam toje situacijoje, kur mes kaip Lietuva pristatinėjom savo verslus, pasakojam, kokie jie yra skirtingose industrijose ir panašiai. Bet daugelis kitų šalių, ypač mažesnių, turi verslus flagmanus, kurie pristato šalį. Nes, paimkim pavyzdį Danijos Maersk. Didžiausia pasaulyje logistikos ir laivybos kompanija iš Danijos. Tai Maerskas kaip vardas, jisai kalba už Daniją kaip šalį. Ir šitoje vietoje mes tokių vardų globaliniu mastu šiai dienai kol kas neturim. Ir tai yra normalu. Bet einame link to, kad atsiras vardų biotechnologijų industrijoje, lazerių industrijoje, IT industrijoje, kur pasakęs įmonės pavadinimą, žmogus tai yra lietuviška įmonė. Ir tai ta įmonė, kuri iš esmės eis pirma valstybės. Ir mes tą linkme einam ir man atrodo profesoriaus Bumelio investicija yra irgi žingsnis link to, kad mes pirmiausia statome ne šalį kaip šalį, bet jos investuotojus, jos verslininkus, jos žmonės ir industrijas, kurios vėliau tada pradeda pristatinėti. Ir tai yra natūralus evoliucijos procesas, kuriame mes einam. Čia turbūt labai dėl to graužti nagų, kad mes vos per 30 metų neužauginom 100-mečių industrijų. Tai
nėra dėl ko, iš kitos pusės dinamika yra visiškai greitesnė negu bet kokios kitos išsivyščiusios, patogios ir komfortiškos vakarų valstybės. Mes jau dabar turime vienaragius, turime gamybininkus, biotechnologus, lazeristus ir tai aš manau, kad po 5-10 metų, pasakius tam tikrus Lietuvos įmonių pavadinimus, tai jau bus kokybės ženklas ir tai bus, jūs iš Lietuvos, wow. Aš irgi panašiai galvoju ir gal tik net kažkiek liūdna, kai daug kas vis dar pasaulyje nustemba, kad NordVPN, pavyzdžiui, išgirdę pavadinimą, sako, čia lietuviška įmonė, nežinojau. Ir kai pasižiūri, tarkim, į tą pačią VPN serviso globalią rinką, pirmas provideris VPN yra NordVPN, antras Surfshark, kas yra dar viena Tesoneto įmonė, ir trečias yra berods iš Hongkongo. Iš Hongkongo įmonė dabar ne visai prisimenu pavadinimą. Tai turim profesorių Bumelį su Northway Biotech, turim NordVPN, turim Vintedą, turim Teltoniką, tikriausiai iš lietuviškų, globalėjančių tokių vardų. Kas dar? What's next? Gal Vladai, jūs? Aš manau, kad turim daug potencialo, ypatingai augančio ir dar šiai dienai neatsiskleidusio ir paslėpto, bet tai ilgalaikis, ne sprintas, o maratonas. Elijus žino, ką reiškia 24 valandų ar dar ilgesnės lenktynės, tai apie tai galvodami turim labai gražius pasiekimus, pradedant nuo mokyklos amžiaus su Junior Achievement, entreprenerystės ugdymo. Tik tai vakar grįžo Junior Achievement komanda su apdovanojimu pasaulinio lygio už ambicingą technologijų taikymą entreprenerystės ir mokymą tarp nominuotų turbūt 8 šalių ir regionų. Lietuva buvo išrinkta laimėtoja, tai kaip olimpinis auksas savo srities ir tai, kad mes turime skirti daugiau dėmesio edukacijai, daugiau dėmesio pagalbai jauniems mokslininkams, doktorantams, būtent tą giliųjų technologijų vystymo, kur reikia ir vieniems, ir kitiems čia paminėtiems gyvybės mokslų verslams. Tai palaikyti juos, rasti kaip investuoti, kaip juos pradėti atvesti tą kelią, nes kol kas universiteto aplinka nėra labai lengvai suprantanti, kaip padėti studentams, magistrantams, doktorantams jų geras idėjas įvilkti į tokią formatą, kad tai būtų sparčiai augantis, kuriantis didelę vertę verslas. Tai skirdami daugiau dėmesio, pradedant mokytojams, toliau universitetams ir sujungia tą ekosistemą su patyrusiais verslo angelais, rizikos kapitalo fondais, iš tikrųjų sunku dabar atskirti tiesiog, kas yra korporatyvinis ir kas yra sparčiai augantis startuolis. Iš tikrųjų, mūsų, tas vadinamas tradicinis verslas, arba kaip vadina kartais legacy, jis dažnai atsilieka nuo to, ką dabar turim keičiančias pasaulį jėgas. Tik tai šios paskutinių dienų antraštės ima OpenAI. Vien vadovo pasikeitimas netikėtas užima pagrindinės žinių antraštės, arba kosminių technologijų SpaceX paskutinis bandymas su pasiekiant žymiai daugiau negu bet kas iki šiol irgi pasaulio dėmesyje. Tai mes įsijungdami į tuos tinklus, kartu dalyvaudami ir kartu parodydami, kad mes turime tų jaunų, talentingų, žingeidžių, sparčiai besimokančių žmonių, mes tiesiog tokiu būdu ir atkreipiam dėmesį ir pritraukiam tas investicijas, nes tik tada, kai mes turėsim žmonių, kurie gali dirbti
toje srityje. Tai ateina ir per įsigijimus, ir jeigu pažiūrėsime, kiek mes talentų turime per tą lietuvių tinklą, kurį dalį jų jungia GLL, globalios Lietuvos lyderiai, tai pažiūrėkim, dirbtinio intelekto kompanija, kuri šiais sunkiais laikais, bet įkurta ir vadovaujama lietuvių Heidelberge, Vokietijoje, sulaukė prieš gerą savaitę $500 milijardo investiciją. Tai rodo, kad mes turim talentus, mes tik turim juos sujungti ir kartu tuos lyderius dažniau atsivežti į Lietuvą. Ne tik tai su jais pakalbėti nuotoliu, bet parodyti jiems ir pajausti tą aplinką, susitikti gyvai su žmonėmis. Aš atsimenu, kiek tai pakeičia, kai NASA vadovas atskrenda tais metais, kada mes pradėjom bendradarbiavimą su NASA, dėka tų pirmųjų kontaktų, jis atskrido 2 kartus į Lietuvą. Ir po to turim studentų sukurtus 2 universitetuose palydovus ir Nanoavionics, kuris jau yra investicijų sėkmės ir jau korporacijos dalis. Taip. Čia, Vladai, jūs taip gražiai nuvairavo diskusiją į talentus ir, man atrodo, gal truputį apsistokime ties šitą vietą, nes kai kalbam apie investicijas, ar tai būtų tiesioginės užsienio investicijos, ar bendrai jų augimas, kapitalas ir taip toliau, viskas prasideda nuo tų žmonių. Paminėjot Junior Achievement, mes labai aišku džiaugiamės, kad galim prisidėti ir prie Junior Achievement programos ir kad Lietuva pirmoji pasaulyje startavo su skaitmeninio verslumo programa 5-okam, 6-okam, 7-okam ir 8-okam. Tikiuosi, kad viskas bus gerai ir sėkmės pavyzdys taps. Gal Elijau, tavęs paprašysiu truputį pavystyti, nes nepaisant to, kad vadovauja Investuok Lietuvoje ir ten daug apie infrastruktūrą, apie teritorijas, gal ir apie jas dar pašnekėsim, vis tiek matyt, pirmas dalykas, apie ką kalba investuotojai, yra žmonės, talentai, kas dirbs tose įmonės ir panašiai. Ar mes dar, kaip ministrė, aišku, žinau, ką atsakyčiau šitą klausimą, bet vis tiek noriu tave truputį paprovokuoti. Ar mes dar turim ką pasiūlyti? 3 milijonai mūsų yra, ar ne? Ar mes dar turim talento prasme ką pasiūlyti ambicingoms investicijoms? Iš ties, talentai yra visą laiką jungiamoji tema. Pradžiai, tarkim, kol investuotojai dairos ir lygina, tai jie taip žiūri pakankamai pragmatiškai, žiūri skaičius, bet jau tie, kurie veikia Lietuvoje, tada jau ypač daug gali apie talentus pakalbėti ir aš apie tai irgi pasisakysiu. Bet dabar, žiūrint į Lietuvos darbo rinką, toks įspūdis yra, kad čia tų darbuotojų trūksta, čia tų IT programuotojų trūksta, bet pats dirbdamas IT industrijoje nuo 2000 metų, galiu pasakyti, iš esmės nieks nepasikeitė. Kaip 2006 metais mes vargom ieškodami programuotojų, taip ir dabar vargstam. Infobaltas skaičiuoja, kad 300 000 ar 200 000 žmonių dabar trūksta. Aš žinau, kad trūksta, bet neįsivaizduoju, kad ar tikrai tiek. Tai, žinot, aš jau ką noriu pasakyti, kad tas spaudimas yra iš tikrųjų pozityvus, nes jeigu yra toks diskomfortas, tai reiškia, yra tam tikra evoliucija. Čia kaip ir augantis organizmas, kai jau, tos raumenys ir kaulus plėšo, vadinasi, mes augam, didėjam, stiprėjam. Tai kalbant apie Lietuvos darbo rinką, tai aš manyčiau, čia reikia labai atsitraukti ir pragmatiškai pažiūrėti, ką mums sako Europos komisija. Europos komisija sako, kad Lietuva, jūs esat nuostabi, bet jūsų žmonės dirbantis aukštoje pridėtinėje vertėje yra viena žemiausių proporcijų viso Europos Sąjungoje. Mes vos lenkiam latvius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visų pirma, mes viduj turim labai daug potencialo nukreipti žmonės į tuos sektorius, kur kūrė daugiausia vertės ir kur Lietuvai daugiausia naudos ir kur žmonės gali savo gyvenimus pasistatyti. Tai čia yra žinoma viena dalis. Antra dalis tai yra vienareikšmiškai migracija. Ir migracija čia plačiaja prasme nuo mūsų diasporos ir lietuvių susigrąžinimo iki šviesių talentų, kurie pasiryžę savo profesinį kelią kurti ir mokėti mokesčius ir gyventi Lietuvoje. Tai dar neišsausrėjo talentų rinką. Aš tai sakyčiau, kaip mes ir ankstesniam klausime palėtėm apie tą Lietuvos identitetą, kad neaišku, kas ta Lietuva, ką reiškia pagaminta Lietuvoje. Tai aš tai galiu pasakyti, kad užsienio investuotojai, kurie Lietuvoje jau dirba ir yra susidūrę su mūsų žmonėmis, tai jie visi grįžta ir sako, norim dar.
Kodėl jūs norite dar? Sako, lietuviai alkani. Ir alkani tą gerąją prasme, ne tai, kad jiems ten trūksta dar kavos ar ten saldainių, bet tai yra žmonės, kuriems trūksta atsakomybių, kuriems trūksta sprendimų prieimimo, kurie nori įsivelti sudėtingus naujus projektus ir įmonėm tai yra labai unikalu. Ir jie visi, kurie veikia Lietuvoje, vienareikšmiškai sako, jūs esate alkani ir jūs esate ta vieta, kur mes norim plėstis. Karoli, ką tik iš Singapūro grįžai, labai įdomi ekonomika, pietryčių Azijos, toksai, nežinau, deimantas, ar kaip čia pavadinti, išskirtinė vieta. Gal papasako, kokie įspūdžiai, nors finteko renginiai buvai, bet per tą talento prizmę, ten mažytė valstybė, matyt, daug imigracijos yra. Ką iš jų galėtume pasimokyti? Singapūras yra labai specifinė valstybė ir į ją reikia žiūrėti labai specifiškai. Tai yra 100-metis uostas, jų visas identitetas yra paremtas prekyba ir buvimu Azijos hubu. Bet yra tam tikri aspektai, kuriuos mes, man atrodo, tikrai galim pasižiūrėti ir kopijuoti su dideliu pasididžiavimu, nes tikrai kas liečia talentų politiką, kas liečia jų požiūrį į tai, kas yra svarbu, yra labai, mums, man atrodo, pritaikytina. Singapūras yra Vilniaus miesto dydžio valstybė, kurioje gyvena maždaug apie 5-6 milijonus žmonių. Neturi jie jokių natūralių resursų, yra apspausti didelių valstybių, tai šiuo atveju mes esam pakankamai juos panašus šitoje vietoje. Ir jų sėkmė yra, man atrodo, kelių aspektų sinergija. Pirmiausia, tai yra labai aiškus fundamentalus jų požiūris, kad jie turi mokyti ir dirbti su savo visuomenė, pirmiausia. Tai yra edukuoti, mokyti, mokslo lygis Singapūrė yra labai labai aukštas ir kaip ten kažkas yra pajokavęs, kol mes čia sėdėm ir geriam kavą, singapūriečiai tuo metu mokosi. Ir mokosi beprotiškai daug. Tai turi tam tikrų irgi nebūtinai ir pozityvių aspektų, kuomet tai yra didžiulė konkurencija, didžiulis spaudimas, bet tai yra fundamentalus fokusas, kad mes turime mokytis ir dirbti su savo visuomenė. Viena. Antras dalykas yra atvirumas investicijoms, atvirumas kapitalui, atvirumas įmonėms iš viso regiono ir viso pasaulio, kurios atneša taip pat kompetencijas, taip pat atneša tą galimybę ir pokytį greitai, nes švietimas yra ilgalaikis žaidimas. Mes kalbam apie 15, apie 20 metų. Ir tai, ką Singapūras tai pradėjo daryti prieš 60 metų, pradėjo labai stipriai investuoti į savo visuomenę ir rezultatus jie matom dabar. Matom rezultatus dabar, kuomet tai yra viena iš turtingiausių, labiausiai išsivyščiusių ekonomikų pasaulyje. Bet tai yra užtrunka laiko. Investuotojų ar kapitalo atėjimas iš užsienio tos procesus paakseleruoja. Ir yra pavyzdžių ir kitose šalyse, kur, tiesioginė to žodžio prasme, tu ant dykumos išpili krūvą pinigų ir tada subėga visi iš viso pasaulio ir pastato didžiulius dangoraižius. Ir tai yra labai toksai greitas būdas prisitraukti talentų. Ar tai yra tvaru? Mano vertinimu, ne visai. Kad tu tiesiog išpylęs krūvą pinigų ant dykumos, kai tie pinigai ir nafta susigers į žemę, kaip sakant, visi tie talentai iš ten išvažiuos. Ir čia yra klausimas balanso. Čia vis tiek matyt, toks drambliukas kambarį referuoja į Jungtinius galimai Arabų Emiratus, kurie stengiasi kažkaip tą shiftinti, versti savo ekonomiką iš senos ekonomikos grįstos nafta į naują ekonomiką, bet kaip jiems pasiseks, mes pamatysim dar. Taip. Va čia yra svarbus momentas, man atrodo, turėti tą balansą, kad tu negali užsidaryti tik į savo ekonomiką ir tik į savo visuomenę, nes tu tapsi tokia, mes turim pavyzdžių autoritariškų šalių, kurios iš esmės yra visiškai užsiizoliavusios nuo likusio pasaulio, verda savo sultise ir ten žmonės irgi yra išsimokslinę, jie yra inžinieriai, turi begalę kompetencijų, bet ten nėra tos trąšos, kuri augintų tą visą ekosistemą. Ir man atrodo, Singapūro sėkmė yra balansas tarp abiejų momentų, kuomet jie investuoja labai stipriai į savo visuomenę ir tuo pačiu yra atviri investicijoms iš išorės. Ir mes kažkuria prasme einam panašiu keliu ir turi, man atrodo, pakankamai gerą balansą. Ir čia yra atsakymas, kodėl mums reikia užsienio investuotojų. Todėl, kad be jų procesas tiesiog užtruktų. Mes turim pavyzdžių IT srity, kitose srityse, kur investuotojo atėjimas išakseleravo ekosistemą, kur ateina
dideli pinigai, ateina kitos kompetencijos ir tada atsiranda visiškai kitas greitis. Ir man atrodo, bet jeigu mes tik ant užsienio investuotojų savo visą vertės pasiūlymą pakabintumėm, tada mes neturėtumėm savo Maersko, neturėtumėm savo Intelio ir savo didžiųjų vardų, kuriais galėtumėm girtis visam pasauliu. Tai dėl to čia yra svarbus balansas. Aš galvoju, gal taip, jeigu apie švietimą niekas nenori kažko pridurti, nebent nori, aš galvoju, gal mes uždarykim šitą temą ir apie tai matyt gal kažkada pašnekėsim labai išsamei atskiroje tinklalaidėje. Gal taip, žinoma. Tai pridėti, kad tai, ką daro ekonomikos inovacijų ministerija su akceleratoriams naujo atėjimų plug and play, ta švietimo tema yra dabar labai karšta, labai reikalinga, technologijų aspektų, technologijų verslo aspektų. Mes turim ETEC asociaciją, turim labai gerą būrį startuolių dirbančių. Jiems reikia dar labiau akceleravimo ir tos tarptautinės plėtros ryšių, bet į šitą vietą galima sulaukti ir nemažai užsienio dėmesio, investicijų. Tiesiog mes su ETECu mes galim stipriai pagreitinti tų mūsų vidinių problemų sprendimą ir padaryti tą taip gerai, kad tai tiktų ne tik mums, bet ir daugeliu šalių aplinkui ir visam pasaulyje. Taip, tai kaip tik ir prieš akis išdygsta vedliai mūsų EdTech'as ar kitos iniciatyvos ir aš galvoju, gal mes kažkada padarysim dar atskirą podcastą apie švietimo technologijas ir ne tik nuo Junior Achievement iki vedlių, iki kitų iniciatyvų, kurios vyksta ar ką galėtume daryti geriau ir dar gal siejant ir su dirbtiniu intelektu. Man pačiai visai įdomu, kaip tai transformuos mūsų švietimą. Nes dabar paskutiniu metu teko kalbėti su moksleiviais ir šį savaitgalį Kaune ir čia į ministeriją buvo atėję apie 50 vaikų, 11-okų, 12-okų, kai paklausė, kas iš jūsų naudojate ChatGPT savo pamokose, pusę auditorijos visada pakelia ranką ir akivaizdu, kad jau tos upės neužtvenksi, jau kažkaip ją reikia pradėti kryptingai tiesiog valyti. Tai apie tai gal dar atskirai pasikalbėti. Bet grįžtant prie investicijų, pakalbėjom truputį apie lietuviškas kompanijas, apie talentą, gal pakalbam apie pinigus, apie realų cashą ar nežinau, finansinės priemonės. Štai ir profesorius Bumelis taip tiesiai ir nepasakė, bet ta investicija, kuri čia prasideda Lietuvoje, lydėjo tokie komentarai ir verslo žiniuose, kad gal valstybė galėjo ir daugiau prisidėti ir apskritai su biotekos strategijai reikia daugiau finansų Lietuvoje. Dabar ekonomika globaliai lėtėja, investuotojai atsargesni yra. Koks įspūdis, nežinau, gal Vladai, jūs pakomentuosit pačioj pradžioj, koks įspūdis, ar pinigų mažėja į tokias inovatyves industrijas įsiliejančių, ar priešingai tas rizikos kapitalas toliau rizikuoja ir rizikuoja? Tai tikrai tebe rizikuoja, bet galbūt tas žvilgsnis yra įdėmesnis ir gilesnis pasižiūrėti, kas tikrai yra padaryta, kas daroma, kokio stiprumo ta komanda ir kokius pasiekimus jie jau turi. Tai tas pokytis, manau, yra tikrai visai geras, ypatingai, kai mes Lietuvoje neturėjome niekada to per daug lengvai pasiekiamų pinigų. Tai kad tas žvilgsnis yra atidesnis ir daugiau dėmesio toms komandoms, kurios yra giliau, daugiau pasiekusios ir labiau galinčios, reiškia, atskleisti tuos dalykus, ką jie daro, tai manau, kad yra mums Lietuvoje ypač gerai, nes ta konkurencija buvusi, kur kitose regionuose tie pinigai žymiai lengviau prieinami, tai būdavo kaip ir nelygios žaidimo sąlygos, dabar jos tampa lygesnės. Pasidalinsiu tokią dilemą, kuri mane iki šiol kamuoja ir būtų įdomi jūsų refleksijos ir jūsų nuomonė.
Lietuvoje man toks įspūdis susidaro, kad tos ankstyvosios stadijos verslams ar startuoliams to vadinamo seedo, pre-seedo priemonių yra gana nemažai. Ir dabar Plug and Play ateis kaip tik irgi į tą stadiją ankstyvoje koncentruosius. Tada turim jau tas korporacijas ar ne, unicornus ir didesnės įmonės, kurios yra išsiskėlinusios. Bet tas tarpelis skeilo lieka toksai, pasiseks, nepasiseks, kaip pereiti iš startuolio į tą brandesnę stadiją. Ką daryti? Ar vien tik tai valstybės šie instrumentai finansiniai gali padėti, ar kaip tik, nežinau, naujų korporacijų į Lietuvą atėjimas, kurios kažkaip galėtų galbūt investuoti daugiau į startupus, ne tik tą gamybą ar ne, kapot, gal vaizdingesnė kalba kalbant. Kaip čia padaryti, kad tiesiog tų plėtruolių, nežinau, ar čia gal taip reikėtų sakyti, scale-upai lietuviškai, kad tų plėtruolių būtų daugiau, ne tik startuolių, kurių, man atrodo, jau dabar vyksta gana daug. Man teko keletą kartų dalyvauti Londone kasmet vykstančiai pasauliniai Corporate Venturing, Global Corporate Venturing Symposium. Tai yra korporacijų rizikos kapitalo fondų konferencija, asociacija ir manau, kad mes tuos investuotojus, kuriuos jau turime sudominti, kad jie su savo korporatyviniais fondais irgi ateitų ir žiūrėtų į Lietuvos rinką. Lygiai taip pat daug to mūsų didelio verslo galėtų patys išdrįsti ir aktyviau dalyvauti, nes verslo angelai jau išaugus bendruomenė daugiau kaip 300 verslo angelų, tai labai geras rodiklis ir Europos mastu, ir investavimo lygių mes tikrai irgi gerai atrodome. Tai tiems didesniems investavimo raundams, tai etapams mums reikia tokių partnerių, kurie turi ir žinias, o ką su korporacijomis dirbančiomis toje srityje yra, su investicijomis ateina ir jų technologijos tinklas ir kartu jie gauna tas inovacijas, ką jie viduj dažniausiai nesugeba pamatyti visko. Tai tas supratimas pasaulyje tarp didžiųjų korporacijų yra. Aš žinau, kad dalis tų didelių investuotojų turinčių gamybinius padalinius kol kas nėra apsisprendę ateiti į Lietuvą su savo rizikos kapitalo fondais ir pasidomėti, ką jie čia galėtų pasiekti. O manau, kad galėtų pasiekti daug ir savo interesui. Ir kartu mūsų lietuviškos didelės kompanijos, kurios išeina jau už Lietuvos ribų, dalis susijusių su technologijomis arba išaugusių iš startuolių, jie tą supranta ir jie jau turi savo ir vidinius akceleratorius, gal neformalius, bet tas vyksta ir investuoja. Bet tradicinio verslo dar ne visi tą supranta ir išdrįsta, kad nebūtinai turėti inovacijų padalinį viduj. Tikrai visų talentingiausių žmonių pas save viduj neturėsi, bet turint tą investavimo įrankį į startuolius gali turėti žymiai didesnį inovatyvumą ir žvilgsnį, nepraleidžiantį tokių inovacijų, kurios gali būti keičiančios visą industriją. Čia dabar iškilo prieš akis profesorius Žabolis, padarė tokią provokaciją viename investuotojų renginyje, ne šiemet, bet berods prieš metus, sako, pakelkite, ten buvo daug mūsų Lietuvoje veikiančių užsienio investuotojų, sako, tai pakelkite rankas, kas investuojate, tiesa, jis ne apie startuolius ir ne rizikos kapitalą, bet kalbėjo apie švietimą. Kas investuojate į kokį universiteto, nežinau, endowmentą ir taip toliau. Niekas nepakėlė rankos, gal aš įsivaizduoju, kad tikriausiai buvo kažkas, bet jo mintis buvo, kad kol kas, ir į tą patį Vilniaus universiteto fondą daugiau apie jį galvoja Lietuvos verslas negu užsienio investuotojai. Ir gal Elijau, tu, nežinau, ar Karolis pafollow-upinsit,
ko gero, kaip čia, matyt, mums reikia galvoti ir apie tos kitus etapus, kaip tas spilloverio efektas, nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, ar ne, tas išsiliejimo į kitas sritis efektas galėtų to pritraukto investuotojo ar ne būti dar veiksmingesnis. Viena vertus mes sakom, atveskit čia automotive gamybą ir taip toliau, bet kita vertus, matyt, mums kaip jau atsakingai komandai reikia galvoti ir kokie dar efektai kiti gali būti, apie ką kalbėjo Vladas. Iš ties, tiesioginės užsienio investicijos nėra vien tik tais darbo vietos sukūrimas ar mokesčių mokėjimas ar kažkokios gamyklos pastatymas. Yra daug tų naudų, kurių mes ieškom, kaip pridėtinės vertės. Tiesą sakant, jau labai ankstyvoje stadijoje, kai mes kalbame su užsienio investuotojais, mes jau formuojam jų lūkesčius, kad jie bendradarbiautų su universitetais ir nuo to jie netgi gauna, kaip čia pasakyti, iš mūsų daug rekomendacijų, nuo ko pradėti, kaip tai daryti. Bet šiandien dienai, jeigu taip žingsnį atgal žengti, dažniausiai užsienio investuotojai, kurie, čia atskirkim teisingai užsienio siūliai nuo startuolių, kur yra visai kitokia elgsena, nuo tų tradicinių korporatyvų, kurie iš esmės sprendžia savo problemas. Ta prasme, ir tos problemos, jos nėra nieko bendro, sakykim taip, su Lietuva, su visa pagarba. Tiesiog jie turi iššūkių ar su tiekimo grandinėm, ar ten su savo departamentais, kažkokiom kompetencijom ir jie sprendžia tas problemas. Jie nelabai galvoja apie ankstyvoj stadijoje, ar čia Lietuva, ar čia Latvija, kaip čia mums ką reikės, jie žiūri, kaip savo problemas išsispręs. Tada, kai jie tas jų problemas išsisprendžia, tada yra labai brandos klausimas, plus, sakyčiau, vietinių vadovų ambicijos klausimas. Ir ta vietinių vadovų ambicijos labai smarkiai veikianti dedamoji, nes tai yra žmonės, kurie tarpininkauja tarp Lietuvos interesų ir korporacijų. Ir mes turim žiauriai daug gerų pavyzdžių, kaip tie vietiniai vadovai padarė didžiulį poveikį. Vat kaip pavyzdys, pernai metų mūsų metų investuotas, apdovanotas Ali Šajanas iš Continental yra vienas iš tų, kuris labai smarkiai žaidžia tą ekosistemą, investuodami į kolegijas, į techninio rengimo centrus, jie turi nuostabią bendradarbystę su Visaginu. Lygiai taip pat lietuviškas Moody's turi daug kolaboracijų tiek su Vilniaus universitetu, su ISM, bet vėlgi tai yra kažkas, ką vietiniai vadovai pajaučia kaip labai svarbus elementas ir jie tą pradeda labai smarkiai daryti. Bet ar tai yra šablonas ir visi standartiškai daro, tai čia labai priklauso nuo kiekvienos kompanijos. Ir matyt, nežinau, bent jau toks įspūdis susidaro, kad vis tiek tai yra, ir tai yra natūralu, ir savo tiesioginio intereso toksai kaip aptarnavimas, gerąja prasme, kad jeigu Continentaliui reikia darbuotojų, jie šnekėsi su Kauno švietimo institucijomis, Visaginas jo yra ten toks ypatingas matyt atvejais bendrai Lietuvoje, bet ir tos programos matyt randasi tada, kai jau investuotojas apsičiupinėja, ko jam reikia ir ką jis dar gali padaryti. Nežinau, Karoli, ar nori kažką dar pridėti? Čia, man atrodo, esminis akcentas yra tarptautiškumas. Ir mums reikia tarptautinių pinigų, mums reikia tarptautinio matomumo, mums reikia išeiti iš savo sodžiaus ribų, nes tame sodžiuje ta tvora yra pakankamai siaura ir tų obuolių yra tiek, kiek yra. Ir šitoj vietoj tai yra iššūkis tokiai šaliai kaip Lietuva per tokį trumpą laiką iš regioninės mažos valstybės tapti iš esmės globalių žaidėjų. Ir tai yra mano vertinimu vienintelis mums šansas būti įdomiais pasaulyje, būti tarptautiniais. Ir tai yra iš kelių aspektų. Vienas dalykas tai yra taip plėsti Lietuvos matomumą, žinomumą užsienį, bet lygiai taip pat ir prisitraukti užsienio kapitalą, užsienio investuotojus, užsienio venture kapitalistus, kurie čia atvežtų pinigus, atvežtų kompetencijas ir tada augintų tą mūsų ekosistemą. Nes mes patys iš savęs turbūt irgi galėtumėm išaukti, bet tai yra lėtas procesas. Ir dėl ko mes labai norime tarptautinių akceleratorių, mes labai norime tarptautinių žaidėjų, nes tai mus iš karto išneša visiškai kitą poziciją. Kai mes, su amerikietiškais pinigais, su izraelietiškais investuotojais ateina ir visiškai kitas lygmuo ir mes tampam visiškai kitai žaidėjas. Ir čia šitą mes turime savo pasisakyti. Šitoj strategijoje yra ir iššūkių nemažai, ypač dabartiniam
pasaulį. Ir čia yra toks irgi klausimas, kiek apskritai mes galim būti globalūs šitam kontekste, kuriame mes dabar gyvenam. Nes tai irgi yra rizikinga. Aš nemanau, kad Lietuva gali patapti Singapūru, turint omeny mūsų lokaciją, mentalitetą ir visus kitus dalykus. Bet kad tas fundamentalus tarptautiškumas, ypač mums palankioje geopolitinėje erdvėje, yra vienintelis šansas, nes ką mes ir diskutavom, ir prieš tai su Elijum, mes turim būti įdomus pasauliui. Jeigu mes būsim neįdomus pasauliui, mes būsim provincija, kuri iš esmės, kam jinai priklauso, po kokius skėčių jinai yra, niekam bus neįdomu. Ir tai yra tokių mažų šalių kaip Singapūras ar kitos, net ir tas pats Taivanas, jis yra įdomus pasauliui dėl to, kad jis yra įdomus ekonomiškai. Klausimas yra, o kuo mes esame įdomus pasauliui, kad į mus būtų nukreiptas dėmesys, kad mus norėtųsi ginti, kad į mus norėtųsi investuoti. Ir čia yra tas klausimas, kuris man neduoda ramybės dažnai, tai yra, kuo mes esame įdomus, kad tie pinigai ateitų Lietuvą. Bet nepaisant visų limitacijų, visos kaiminystės ir visko, jie kol kas plaukia ir tai yra gerai. Nors, aišku, mums reikia dirbti kokius 4 kartus daugiau negu kai kuriems kitiems, kurie gyvena gal saugesnėse kaiminystėse. Ir apie tuos darbus, matyt, pereisiu prie infrastruktūros klausimų, prie to jau ūkio vadinamojo, kuris yra, matyt, irgi ne ką mažiau svarbus. Lenkai Šiaurės Lenkijoje investuoja daug į infrastruktūrą, į energetikos infrastruktūrą, kelių infrastruktūrą, nepabijokim to žodžio, ir planuoja atidaryti daug laisvųjų ekonominių zonų. Signalas Lietuvai, kad mes turim ne tik toliau daryti tai, ką darom, bet matyt daryti daug daugiau. Kaip tu galvoji, Elijau, kaip čia mes pajėgsim sukonkuruoti infrastruktūros prasme su mūsų kaimynė? Na, aš tai gal pradėčiau turbūt atsakymą nuo to, kad gerai, kad mes turim tokius kaimynus, kurie verčia mus pasistiepti ir viską žiūrėti, su tokiu iššūkiu. Dabar dėl Lenkų vykdomos politikos tikrai reikia pripažinti, turbūt ne veltui tas aplamai vertinimas yra, kad mūsų regionas Centrinės Rytų Europos yra, tas vienintelis šaltinis augimo Europoje žiūrint į artimiausią ateitį ir labai daug to įtakos turi Lenkija ir Lenkijos vykdomo, to tokio fokuso į investicijas ir ekonominę naudą. Mums reikia pripažinti, kad, tos ekonominės investicijos, turime omeny ten infrastruktūrą, bet specializuotą infrastruktūrą, ne šiaip, kad mes čia kažką statom, liejam betoną, statom plytas, dar nėra įgavusi, tokios, sakykime, svarbos ir reikšmės, nes mes turim daug dalykų, ką reikia Lietuvoje dar sutvarkyti. Tai dabar, žiūrint į ateitį, man atrodo, labai svarbu suprasti, apie ką mes čia kalbam. Tai mes kalbam vėlgi, atsukam atgal, kam ta infrastruktūra, tai yra ir lietuviškiam, ir užsienietiškiam verslam. Ir dabar, kai užsienietiški verslai svarsto Lietuvą, jie dažnai jau yra procese ir vertina skirtingas lokacijas. Ir kai vertina skirtingas lokacijas, jie turi aibę kriterijų, kodėl reikėtų rinktis vieną arba kitą. Ir labai dažnai groja jų pasirinkimas, kuo greičiau išspręsti tą jų minėtą problemą. Ir gali būti tai problema padinti gamybos apimtis ir jiems reikia greitai gamyklos. Ir jeigu mes juos atvesim į tą sodžių pliko lauko ir sakysim, jūsų čia gali būti gamykla po 6 metų, tai taip netiks. Nes visi tikisi, kad per 12 mėnesių, nuo tada, kai jie priema sprendimus, kad jie jau turės veikiančius mechanizmus, gamybos linijas ir taip toliau, taip toliau. Tai ką tai suponuoja? Suponuoja, kad mums ne tik biurokratiniai procesai, bet ir fundamentalūs tokie higieniniai, kaip kelias iki sklypo, elektra ar ten vandentekis, turi būti paruoštas ir turi būti pateiktas kaip tas konkurencijos pranašumas, kodėl Lietuvoje geriau kurtis negu Lenkijoje, dėl to, kad Lietuvoje gali greitai įsikurti. Taip, bet dar pertrauksiu tave, labai svarbu infrastruktūros greitas paruošimas, bet jeigu kalbam apie energetikos žaliavos išteklius, tai dar ir kaina, nepabijokim to žodžio, yra visai svarbi, kad tau atves elektros kabelį greitai, super, bet kiek kainuos elektra tau, tai yra kitas labai svarbus klausimas. Ne? Jo, ir aš dėja šiandien dienai tikrai šituo faktu negaliu pagirti Lietuvą, nes mes šitoje vietoje labai pralošiam, tai bandom dažniausiai kitais argumentais nusverti į Lietuvos naudą. Ir viena iš tų naudų yra, kad mes visgi labai sparčiai akceleravę esam savo žaliosios energetikos klausimą,
kas jau tampa labai įdomu kompanijom. Ir jeigu mes išlaikysim šitą ambiciją, aš manau, mes labai greitai galim iš tos brangios elektros peršokti į brangią elektrą, bet jinai yra atitinkanti tuos lūkesčius, jog ji yra žalia. Čia gal tokia trumpai papildant analogiją, kai jeigu įmonė samdo darbuotoją, tai ji neklausia, ar darbuotojas yra raštingas, ar moka rašyti ir skaityti. Ir darbuotojas nesako, žinokit, dabar nemoku, bet po pusės metų išmoksiu rašyti ir skaityti ir tada jau, bet aš jau kaip ir norėčiau pas jūs dirbti. Ir šitoje vietoje lygiai taip pat ir su infrastruktūra yra. Tai yra klausimas, kuris investuotojams rūpi čia ir dabar. Ir tu negali sakyti, kad po 5 metų bus čia ir kelias, ir elektra, ir viskas. Nes šalia stovi raštingas, jau dabar skaityti ir rašyti mokantis Lenkas, Čekas, Slovakas ir Vengras, kurie ne tik rašyti moka, bet ir paprogramuoja. Tai va šitoj vietoj tas konkurencingumas mus ir verčia aiškiai įsivardinti tuos butelio kakliukus, nebijoti to savo pasakyti, bet su tuo reikia dirbti, nes nes lūkesčių investuotojų ypač dabar yra greitis. Ir čia yra vienintelis mūsų konkurencingumas. Mes ant hektarų skaičiaus nesukonkuruosim su Lenkais. Niekada. Bet mūsų vienintelis pranašumas yra greitis. Bet jeigu mūsų greitis įklimpsta melioracijos griovy, tai tada mes ir to pranašumo nebeturime. Aš tik gal norėčiau, taip, kaip pasakyti, užaštrinti ir tuo pačiu labai nuliūdinti, kad apie tą infrastruktūrą visą likusi Europą, pažangioji Europą, tokios kaip Airija, tos pačios Vengrijos, kur daug gamybos pritraukia, jie apie tai kalbėjo prieš 50 metų, kad svarbu turėti paruoštus klipus ar dar. Deja, mes 2023 metais kalbam Lietuvoje apie tai. Ir man šiek tiek gėda dėl to, nes žiūrint, kur jie nuėjo, tai jie nuėjo daug toliau. Jie turi tipinius gamybos pastatus, jie turi jau, tikrai išvystytą, kiek galima su tom Lego kaladėlėm sužaisti. Ir čia iš tikrųjų nereikia mistifikuoti. Aišku, ir yra vienas geriausių pavyzdžių, būtent šitoj srityje, ar ne, tos infrastruktūros vystymo, Europoje tai tikrai, pasaulyje tikriausiai irgi, bet dabar mano kaip ir darbas būtų čia pakelti visiems ūpą. Vis tiek judam gerą kryptim ir į infrastruktūrą ir mūsų įminas investuoja gana daug, aišku, kai norim greičiau augti, tai turim galvoti apie Airijos ar Lenkijos pavyzdžius. Giga, mūsų frameworkas, tas teisinis, man atrodo, pasiteisinęs labai ir duok dieve, kad viskas tęstusi po visų ten tų valdžių kaitos, aš manau taip ir bus. Gal tik tai tokia, nežinau, ar tai yra dilema, bet pasidalinsiu. Mes dažnai sakom, kad dabar su žaliojo koridoriaus didžiosiams investicijoms tuo teisiniu reguliavimu Lietuva tapo viena didžiaja laisvąja ekonominė zona, tai aišku gal toksai daugiau supaprastintas pasakymas, bet kita vertus vien fabrikais Lietuvos irgi nesinorėtų užstatyti, tas investicijų vystimas tiesioginių, ar tai būtų užsienio, ar tai būtų lietuviško kapitalo, jis turi būti tvarus, miškai, ežerai. Tai nėra tai, ką mes siekiam išvalyti ir pastatyti, nežinau, elektrolizerį tą vandenilio, ar ne? Tai nėra toks tikslas ir nežinau, ar kažkas norėtume truputį paplėtoti apie tas tvarias investicijas ir jų augimą, kas matyt dabar irgi bus jau tampa vis labiau didesnių trendų. Jeigu aš pradėčiau ir kolegos pratęs, aš labai palaikau, Aušrine, tavo tą viziją, kad ir jos niekada nebuvo tokio tikslo, kad čia dabar Lietuvą išmelioruoti ir pastatyti daug gamyklų. Ir dėja yra tokių pasaulio valstybių, kur tu važiuoji traukiniu ir tu matai vien gamyklą po gamyklos. Ir tai yra šiek tiek depresuojantis vaizdas, nes man atrodo, mes kaip lietuviai turbūt kiekvienas labai aiškiai žinom, kokia ta Lietuva ateityje turėtų būti ir mes nieko nenorim šiandien padaryti, kad tos ateities nebūtų. O ta ateitis yra neįsivaizduojama be ežerų, be miškų, be lengvo Vilniaus, be lengvo Kauno ir Klaipėdos, tokia Lietuva, kokia yra šiandien. Tai dėl to, man atrodo, labai svarbu, kad visos tos infrastruktūros, apie kurias mes kalbėjom, jos būtų skoncentruotos ten, kur yra numatytos. Ir aišku, žinoma, kokios. Tai dabar apie tos kokios, tai aš tik tais konstatuosiu, kad mes Investuok Lietuvoje kaip tik darėm projektų prioritetų peržiūros visą metodiką ir ten tvarumo klausimas yra vienas pagrindinių.
Ir tas tvarumas tai čia yra labai plati savoka, nuo to, ką tu ten gaminsi, iki to, kokias tu medžiagas naudosi ir koks bus tavo poveikis aplinkai. Tai man atrodo, ir čia mūsų toks didelis konkurencijos pranašumas, kad tą tvarumą supranta kiekvienas žmogus. Gal rašyti ir skaityti, kaip Karolis sakė, programuoti ne visi moka, bet apie tvarumą ir gražią Lietuvą, tai mes labai puikiai turim tą, sakyčiau, anglišką common sense. Ir čia yra didelis, labai geras ir visuomenės spaudimas, kuris persiduoda tiek į tai, kokių mes investicijų norim, tiek į tai, kur žmonės nori dirbti ir su kokia aplinka jie nori gyventi. Ir tai, kad mes turim tą visuomenės spaudimą, yra labai labai gerai, nes tai įpareigoja visus labai aiškiai, susikoncentruoti į tas tvarias investicijas. Ir dabartinės gamybinės įmonės, kurios ateina, net ir didelės, tai jau nebėra tie dūminantis fabrikai ir kažkokios tos, mega gamyklos, prie kurių nemalonu gyventi ir panašiai. Daugeliu atveju tos, iš esmės, tai yra laboratorijos savo esmė, kurios gali šalia sugyventi su nuolatiniais gyventojais, kurios atsiranda infrastruktūra, atsiranda žalumas ir visi kiti dalykai. Tai šitoj vietoj mūsų aš pritarčiau Elijui, kad mes esam užprogramuoti nenueiti tuo keliu su didžiuliam masiniam gamyklom, labai pigia darbo jėga ir tokiu tikrai netvariu modeliu, nes tiesiog tam mes neturim prielaidų ir šitoj vietoj tai yra labai gerai. Ir netgi tas mūsų mažumas, tas visuomenės koncentracija į tvarumą yra mums tam tikri saugikliai, kurie padeda mums netapti kažkokiu tais taršios pramonės hubų Europoje, nes taip tiesiog nebus. To nebus tiek darbuotojų, nebus tiek žemės ir ačiū Dievui. Man turbūt patiko, ką Karolis pasakė ir ką aš pats atrandu, kad dažnai tas įspūdis yra, kad gamykla tai yra ten kažkokia šėtono krosnis, ten dūmai eina, ten anglis kasa, tai žinokit, nieko panašaus. Jeigu nuvažiuotume į bet kurią iš Lietuvoje naujai pastatytų gamyklų, tai yra visos taip vadinamos švarios, kur tu net patek negali su savo rūbais, ten yra vien tik elektronika, kur yra labai jautri ir kur tikrai gali pamatyti ateitį, kaip atrodo jau tikrai sudėtingos technologijos. Prieš porą dienų šnekėjau su lietuvaitė, dabar gyvenančia Vilniuje, po 10 metų studijų ir darbo gyvybės mokslų srityje Didžiojoje Britanijoje su savo vyru iš Didžiosios Britanijos, britų, grįžusi į Lietuvą ir sako, mums patinka Vilnius, žvėrynas ir mes čia labai gerai jaučiamės, ne tik jinai, kas natūralu, bet ir jos vyras ir tai, kad mes sugebam išlaikyti, turim aplinką, kurioje gyventi malonu, gera, ne tik tai mums patiems, bet ir tiems talentams, kurie atvažiuoja iš užsienio. Ir tai rodo, tai validuoja ir jūsų minėti vadovai Continental, Moody's, abu vadovai yra ne lietuviai, jie atvažiavę į Lietuvą ir čia jie gerai jaučiasi ne tik tai patys būdami, bet jie sugeba įsipinti tą visuomenės struktūrą ir padėti mums išspręsti daug dalykų ir jie tuo džiaugiasi čia gyvendami. Tai manau, tą išlaikyti turime, nes tie žmonės ir kuria tą didžiąją vertę ir jie kartu padeda pritraukti tas investicijas. Man atrodo, puikiai tezė ir pavyzdys mūsų diskusijos apibendrinimui. Noriu labai padėkoti Jums, kad radot laiko pasidalinti su mumis šitomis idėjomis ir įžvalgomis. Ačiū visiems, kas klausėte ir kas mus žiūrėjote. Tikiuosi neprailgo ir buvo įdomu. Ir jeigu šitie podcastai, šitie epizodai toliau sulauks žmonių dėmesio internete, mes juos tikrai tęsime ir pasidalinsime daugiau įvairių įžvalgų ir galbūt gilesnių diskusijų apie tai, ką mes čia darome, investuodami į Lietuvos ekonomikos augimą. Iki visiems.